Sveiki vaikai, aš esu trenerė Daiva ir šiandien kviečiu susipažinti su orientavimosi sporto šaka. Aš manau, kad tai yra pati geriausia sporto šaka. Grynas oras ir besikeičianti aplinka – tai vieta, kur treniruojasi ir varžosi orientacininkai. Orientacininkai turi būti greiti, vikrus, ištvermingi ir svarbiausia – gudrus. Aš manau, kad tokie, kokie esate jūs. Taigi, apie orientavimosi sportą. Orientacininkai bėga miške, laikydami žemėlapį ir kompasą. Kartais jiems reikia įveikti įvairias kliūtis. Pralysti pro tankų mišką, peršokti per pelkę nuo kupsto ant kupsto, kartais reikia bėgti dideliais šuoliais. Kartais jie lipa į kalną, kartais leidžiasi žemyn, o būna, kad jiems ir atsiriša batas ir tada reikia jį užsirišti. Visą šitą mes šiandien ir išbandysime. Tai kviečiu jūs į mišką. Tai kągi vaikai, mes jau atbėgome prie pirmojo mūsų punkto, o punkte orientacininkai atsižymi. Pasiruoškime kortelę ir atsižymėkime pip pip. Ir taip mes padarysime atbėgę į kiekvieną punktą. Orientacininkai bėga kartais ilgą trasą, kur yra tolimi atstumai, taip kaip mes bėgome pirmoje dalyje, o kartais jiems užtenka įveikti labai trumpą atstumą ir rasti kitą kontrolinį punktą, jame atsižymėti. Tai dabar mes taip ir pabandysime. Truputėlį lipsime į kalną, truputėlį bėgsime greitai ir atsižymėsime vis kitame kontrolinėme punkte. Pasiruošę? Bėgam!
orientacininkai stoja ant slidžių ir visą trasą įveikia slidinėdami. Vaikai, ar jums patinka, kai būna sniego? Tai kviečiu į žiemos orientavimosi trasą. Stojam ant slidžių ir čiuožiam. Finišas. Tai kągi, išbandėme žiemos orientavimąsi, dabar reikėtų dar išbandyti vasarą orientavimąsi dviračiais. Taigi kviečiu sėsti ant dviračių ir įveikti orientavimosi dviračiais trasą miške. Na ką, įveikėme ir šią trasą. Sveikinu Jūs! Šiandien įveikėme tiek daug trasų. Vasaros bėgte, slidinėjimo, važiavimo dviračiais. Radome tiek daug punktų ir pasiekėme finišą. Beliko mums padaryti tempimo pratimus, kad rytoj vėl galėtume sportuoti ir neskaudėtų raumenų. Tai kviečiu ištiesti vieną kojytę, prie jos pasilenkti. Siekti rankomis kojų pirštukus. Išsitiesti. Ištiesiame kitą koją ir pasilenkiame prie jos. Vėl pasiekėme kojų pirštukus. Ištieskite kojas pirmin, ištieskite nugarytę, pasilenkite prie kojyčių. Įsivaizduokit, kad reikia mums susitepti sumuštinį. Atsistokime, pasimkime vieną kojytę, ištieskite kitą ranką į šalį ir ištempkime priekinę šlaunies dalį. Čia prisiminkime ir pernykščią lygsvarą. Ta patį padarykime ir kitai kojai. Kojas pasistatykite patogiai, pasilenkite žemyn. Galite pasiekti grindis.
Svarbiausia, nelenkti keliukų. Per nosytę įkvėpkim ir išpūskim visą orą. Na kągi, šiandien tikrai šauniai pasportavome, pabėgiojame, paslidinėjome, pavažinėjome dviračiu, tai kviečiu jūs aktyviai leisti laiką kasdien ir iki kitų kartų.